Kol važiavo detalės drono, negalėjau kažką tai daugiau padaryti, kažko tai nuveikti prie jo. Tai turėdamas laiko suprojektavau jam apsauginės kojelės, o tokios dviejų tipų yra jos. Vienas šitokios paprastos, yra va tokios. Kitas variantas yra su borteliu apsauginiu. Tai va. Tvirtinis labai paprastai, tiesiog užsimauna iš apačios variklio ir čia su varžteliu, o tokį panaudojau 8 mm ilgio, M3 varžtas, pusė kampio. Jo, čia paprastai dedasi skylutė, reikia dar paruošti, varžtas įlenda į vidų ir išplečia tą detalę. Paprastai va įsikiša varžtelis, įsukame ir gražiai užsimaunam droną. Taip, reikėtų su peiliu atipjauti šitaip, padalinti į dvi dalis per pusę. Pjauname iki dugno, kol atsiremia šitą plokštumą. Šitą plokštumą atsiremęs, viskas. Mūsų detalė yra paruošta dėti, instaliuoti. Taip, varžtelį savo įsukam. Nereikia jokios rėgios rėkti, tiesiog paimam ir įsukam. Ir parodysiu, kaip jisai išsiplečia. Matosi? Išsiplečia, paprastai įsideda ir puikiai laikosi vietoje. Pabandykim uždėti tas kojeles. Jis paprastai užsimauna, dalį atspausdinau ir nieko net nereikėjo, nieko apdirbinėti. Tas masės, tai aišku dabar, kai jums rodžiau, kaip tas varžtas išplečia tą kaištelį, tai dabar ir nebeilenda į skylę. Tai truputį suspausiu, grąžinsiu į pradinę padėtį ir bandykim įstatyti. Gražiai užsimovė, nereikėjo be didelių pastangų ir puikiai atsistoja į vietą. Gražiai puikiai įsistatė, spausdinta yra PETG plastiku ir užveržiam. Veržiam iki galo, tenai per daug neskubėdami. Nieks netrukdo, viskas puikiai. Viena kojelė sumontuota. Reikia sumesti ir kitas. Kojelės jau sumontuotos. Visas 4. Taip, atstumas kažkur nuo žemės gaunasi apie 10-12 mm nuo žemiausios drono vietos. Bet kažkaip, kaip atrodo, sunku čia parodyti yra. Matuoti nematuosiu, teks patikėti mano žodžiu. Žiūrėsim video iki galo, turiu dovanų,
padovanoju šitas kojeles 5 vienetus. Klaipėdos mieste galiu privežti, siųsti nesiunčiu, atiduosiu pirmam dokumentacijom po šito video žmogui. Tiesa, tos kojelės tinka tik tais MK4 dronui. Kitiem dronams, manau, netinka.